Nuotraukoje užfiksuotas vienintelis tarpukario Lietuvos karinis laivas, kuris buvo pavadintas Prezidentas Smetona. Minininkas M59, vėliau tapęs Prezidentu Smetona, buvo pastatytas 1917 metais spalio 31 dieną Vokietijoje. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui laivas nuginkluotas. 1927 metais nupirktas laivas pervadintas Prezidentu Smetona. 1939 metais kovo 22 dieną po ultimatumo Vokietijai atidavus Klaipėdos kraštą, Prezidentas Smetona perkeltas į Liepojos uostą, kadangi Šventosios uostas nebuvo pritaikytas tokio dydžio laivams. 1940 metais laivas tapo pavaldus okupaciniai TSRS kariniai vadovybei. Iš pavadinimo nukalus žodžio Smetona raides, tų metų birželio 19 dieną laivas pervadintas Prezidentu. Liepą laivo pavadinimas pakeistas į Pirmūną, vėliau jau vardu Koral perduotas į TSRS Baltijos laivyną. Karo laivas dalyvavo Antrojo pasaulinio karo mūšiuose su vokiečiais, kol 1945 m. sausio 11 d. užplaukė ant minos Suomių įlankoje ir nuskendo. 2017 metais Liepos 2 d. Baltijos jūros dugne paieškas atlikę Klaipėdos universiteto mokslininkai pranešė 85 metrų gylyje radę labai panašaus laivo liekanas. Ekspedicijos vadovo Vlado Žulkaus teigimu, rastos laivo liekanos atitinka Prezidento Smetonos brėžinius. O pagal pažeistą laivo priekį galima daryti prielaidą, jog Prezidentas Smetona 1945 metais buvo torpeduotas. O čia unikalūs kadrai jūros dugne. Apie 1870–1880 metais fotografas Lietuvoje užfiksavo pilies griuvėsius. Ar atpažįstate, kuri tai pilis? Tai Trakų pilies griuvėsiai, matosi stipriai apirusios sienos ir apgriuvęs pagrindinis bokštas – donžonas. Kelis šimtus metų merdėjusi Trakų pilis buvo visiškai atstatyta 1962 metais. 1912 metais kunigas Juozas Montvila nusprendė emigruoti į JAV, kur tikėjosi dirbti lietuvių parapijoje. Jis plaukė 2 klase Titaniko laivu. Laivui atsitrenkus į ledkalnį ir pradedant skęsti, kunigas atsisakė jam pasiūlytos vietos gelbėjimosi valtyje. Liudininkų teigimu, jis iki paskutinės minutės klausė išpažinčių, guodė ir meldėsi kartu su pasiliekančiais keleiviais. 1922 metais Lietuva neseniai buvo atgavusi nepriklausomybę. Karo lakūnas ir konstruktorius Jurgis Dobkevičius tikėjo, kad Lietuva gali turėti savo pačios sukurtą lėktuvą. 1922 metais jam pavyko sukurti pirmąjį lietuvišką lėktuvą Doby 1. Lėktuvas buvo nedidelis, medinės konstrukcijos, aptrauktas drobe. Nors jis buvo vienvietis ir neatrodė įspūdingai, Doby 1 buvo didelis žingsnis Lietuvai.
Tai buvo įrodymas, kad lietuviai geba kurti sudėtingą techniką patys, ne tik ją pirkti iš užsienio. Kai 1922 m. Liepą lėktuvas pakilo į orą, tai tapo istorinė akimirka. 1928 metai Lietuvoje buvo beveik be vasaros. Pavyzdžiui, birželio 2 dieną dalyje šalies prisnigo vietomis iki 4–6 cm sniego. Po itin šaltos vasaros atslinko viena šalčiausių žiemų. 1929 m. vasario mėnuo Lietuvoje buvo šalčiausias per visą stebėjimų istoriją. Seniau žiemomis užšaldavo ne tik visos Lietuvos upės ir ežerai, bet kartais net ir Baltijos jūros pakrantė. Žvelgiant nuo kranto į jūrą, vandens net nesimatydavo, tik baltas ledas. Unikalūs fotografo kadrai, kuriuose įamžinti apšalusios jūros ledynai iš 1929 m. žiemos. Nuotraukoje maždaug 25 metų blondinas vyras, kuris pozuoja laužtuvu, užmušęs savo auką. Žudynės vyko Kaune. 1941 metų birželio 27 dieną mažame Lietukio garaže, stebint miniai, buvo nukankinta daugiau nei 50 Lietuvos žydų. Išlikusiuose nuotraukose matyti 10 aukų ir maždaug 10 nusikaltėlių juos mušančių. Tai lietuviai kareiviai, baltaraiščiai ir kiti civiliai. Yra tvirtinimų, kad dauguma žudytojų buvo ką tik paleisti iš kalėjimo. Matyti daugybė žiūrovų, vokiečių kareivių ir lietuvių civilių, tarp jų kelios moterys. Žudimui naudojami laužtuvai, medinės lentos ir vandens siurblio žarnos sunkvežimiams plauti. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko video, paspauskite like ir parašykite komentarą. Susitiksime kitam video.